Pirmą kartą mane toks grąžtas šokiravo. Jis gali tiesiai išgręžti standartinę lygią skylę plieninėje plokštėje per mažiau nei 20 sekundžių. Naudojant įprastus grąžtus plokštėms gręžti, gręžiant jos įtrūks, o stiklas, jei nebūsite atsargus, subyrės į šlaką. Šis naujas keturbriaunis dantytas grąžtas yra gręžimo pramonės superžvaigždė. Didesnis spiralinis griovelių dizainas, tikslus padėties nustatymas ir greitas gręžimas. Jis apjungia visų tipų grąžtų, tokių kaip ekscentriniai grąžtai ir įprasti kryžminiai grąžtai, privalumus. Galite gręžti bet ką. Gręžti skyles 304 nerūdijančio plieno ir plieno plokštėse. Gręžti skyles stikle. Gręžti skyles gofruotose plytose ir raudonose plytose. Gręžti skyles tokio storo kvadratinio vamzdžio viduryje. Gręžti skyles betone. Skyrybų gręžimas 1 cm plieninėje plokštėje taip pat atliekamas vienu ypu. Kelių skylių gręžimas kietose keraminėse plytelėse. Skyrybų gręžimas variniuose čiaupuose taip tiksliai. Keliaukite į stovyklą, statykite namelį ir gręžkite skyles medienoje. Gręžti skyles marmurinėme virtuvės stalviršyje, vieni juokai. Žalvaris ir plieninė plokštė. 304 vyriai ir betonas su akmenukais taip pat gali būti gręžiami iki dugno. Skylės gręžimas kietoje spiralinė pavara. Skylių gręžimas 304 nerūdijančio plieno kvadratiniuose vamzdžiuose. Skylių gręžimas tokio storio medinėme lovos rėme. Atsitiktinis skylių gręžimas 2 cm storio pliene. Įprasti grąžtai susisuka išgręžus 3 skyles, tačiau šis grąžtas gali išgręžti 200 skylių iš eilės nepažeisdamas paviršiaus. Naudojant jį statybos ar apdailos darbų metu, efektyvumas padvigubėja. Dabar kaina maža, o sąnaudų santykis labai didelis. Neperdėsiu sakydamas, kad tai numeris 1 gręžimo srityje. Remontininkai, kurie dažnai gręžia skyles porcelianinėse medžiagose, neturėtų to praleisti.